kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, taip ir sveiki. O, kiek jūsų čia daug susirinko, sveiki vaikai, sveiki vaikučiai. Kaip jūs laikotės, ar nesušalot? Ne, sveiki, sveiki, sveikos mamytės, sveiki tėveliai, kaip malonu, kad visi čia atėjote. Kaip aš džiaugiuosi pas jūs atvykęs į Lietuvos sostinę Vilnių, kaip čia gražu, kaip jūs čia pasipuošę, kokia graži eglutė, kaip čia viskas nuostabu, bet kas čia labiausiai gražu yra vaikučiai jūsų šypsenos. Na, pamojuokit man vaikučiai, sveiki, o paplokit vaikučiai garsiai, garsiai, kad žinočiau, kiek čia jūsų susirinko. Ir mamytės paplokit stipriai, stipriai, tėveliai taip trūtai paplokit stipriai, o visi kartu padarom daug triukšmo. Ir dar garsiau, dar garsiau. Taip, o pabandom padaryti bangą, kadangi mūsų taip daug susirinko štai iš šios pusės, į viršų rankinės, hop, į kitą pusę, ir iš kitos pusės, hop, bangelė, ir dar kartelį, o, ir į kitą pusę, o, ir dar kartelį, o, šaunuoliai. Na, kaip laikotės, ar nesušalot? Nešalta? Mes tikrai manau, kad praleisim čia puikaus laiko, nes šoksim ir dainuosim ir tikrai nebus šalta. Na, o manau, kad pradėti, kiek žinau, čia labai daug vaikučių nori užduoti man šiokių tokių klausimų. Taip kad vaikučiai susipažinkite. Štai yra mano nykštukai, kurie turi rankose po mikrofoną ir jūs prie jų priėję galite užduoti man kokį tik širdis geidžia klausimą. Na, ar čia atsirastų tokių, kurie norėtų manęs ko nors paklausti? Na? Labas, kuo tu vardu? Vaiva. Vaiva, šaunu. Ko norėtų manęs paklausti? Kiek tu turi elnių? Aš turiu 12 elnių, bet pačius stipriausius 3, kurie kartu, kaip matėte, su manim važiavo į Vilnių. O kaip tau šventės, Vaiva, kaip laikais? Gerai, ar jauti kalėdų dvasią? Taip. Taip, o per kalėdas ėjai po eglutę ir radai ten kokių nors dovanų? Radau.